Sveiki. Lietuva kaip niekada tampa karštuoju tašku. Vilniuje vyksta įdomus procesai. Pradėsiu nuo to, kad Europos komisija sureagavo į Venecijos komisijos pareikštą nuomonę dėl LRT įstatymo. Jis yra labai kritiška. Remiantis šituo beje Venecijos komisijos parengtų dokumentų, mes dar kartą kreipiamės į Europos komisijos vadovus, kad jie naujai įvertintų, nes Venecijos komisijos dokumentas yra labai kritiškas. Nereikia slėpti. Ten nėra jokių kompromisų. Arba. Ir aš siūlyčiau tikrai Seimo vadovaujančios koalicijos vadovams nustoti kalbėti, kad čia nieko, kad čia reiškia gerai, kad mes atsižvelgsim ir panašiai. Parengtas projektas, Seimo parengtas projektas darbo grupės visiškai priešingai negu Venecijos komisija bando reguliuoti šitos dalykus. Todėl mes dar kartą kreipiamės ir ačiū Dainiui Žalimui, kuris iš tikrųjų atliko didžiulį darbą, parengė tokį projektą, mes paskui sutarėme visi, pasirašėme, dar kartą prašome Europos komisijos, stebėkite, nenuleiskite akių, toks projektas reiškia iš tikrųjų laisvo žodžio pakasinas LRT. O kas nori to, mes tiksliai matome. Nes jie veikia, dalis koalicijos atvirai veikia prieš Lietuvą. Girdime, kas darosi Nemuno aušroje, kiek tenai įdomių politikų, ne tik jų vizitų geografija įdomi, bet jų praeitis ir dabartis yra labai įdomi, nes iš esmės dirba tikrai prieš Lietuvą. Aš nebijau šitų žodžių. Ir koalicijos balsavimas už Kapčiamiesčio poligoną aiškiai parodė, kad koalicijos nėra. Ir Seimo pirmininkas turėtų susirūpinti ne balsų skaičiumi ar panašiai. Dalis koalicijos balsuoja prieš Lietuvos strateginius interesus. Ir tai nėra paprasta situacija. Tai yra esminė situacija. Ir čia iš tikrųjų prezidentui nereikėtų slapstytis, labai aiškiai pasakyti, nes tolimesni balsavimai, o jų bus dar daug, nes niekas nesibaigia, iš tikrųjų gali išjudinti, labai pavojingai išjudinti Lietuvos stabilumą, Lietuvos politinės sistemos, aš sakyčiau tokį aiškumą ir sudaryti sąlygas toms jėgoms, kurios nori matyti visai kitokią Lietuvą, sakykime taip, įtakoti procesus. Visi yra atsakingi, kas ėmėsi šitos koalicijos, kas pritarė šitai koalicijai. Ir mes jų vardus atsimename, mes žinome šitos didvyrius, bet dabar nesislapstykite, iš tikrųjų, jūsų atsakomybė yra akivaizdi ir jūsų padaryti sprendimai įtakos visos šalies ateitį. Europos parlamentas pritarė deryboms su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl prekybos tarifų, bet labai aiškiai įvardijo 3 priežastis. Pirmiausia, sustabdymo sąlygos, jos yra sustiprintos ir dėrybos sustos, jeigu Jungtinių Amerikos valstijų pusė vėl pradės žaisti, siūlyti naujus pasiūlymus, keisti savo ankstesnės pozicijas. Antras dalykas, iš tikrųjų, taip vadinamas saulėtekio sąlyga numato, kad Jungtinės Amerikos valstijos privalo atsisakyti savo ankstesnių grasinimų ir, tiesą sakant, įvykdyti pažadą sumažinti tarifus plienui ir aliuminiui, kuris dabar yra 50%, grįžti prie 15%. Jeigu to nebus, kitaip sakant, dėrybos gali pasukti ir kitą linkmę. Ir paskutinė sąlyga, kad šis susitarimas galios iki 28 metų gegužės. Kitaip sakant, 2 metams po to pamatysime. Nes net ir šis susitarimas nėra laisvos prekybos susitarimas, aukšti tarifai nebūtinai gerai įtakos dvišalę, tokią svarbę ir didžiausią beje dvišalę prekybą visame pasaulyje. Kągi, signalas nusiustas, dabar žinoma vyks dėrybos, galutiniai rezultatai paaiškės artimiausių metų. Taip pat Europos parlamentas sunkiai, po labai politizuotų, aš sakyčiau, dėrybų ir balsavimo, pritarė tam, kad vyktų trišalės tarp institucinės trialogas dėrybos dėl taip vadinamų nelegalų deportacijos. Kitaip sakant, tie, kurie net negavo arba prarado teisę būti Europos Sąjungoje, privalo grįžti į savo šalis arba į trečiasias valstybės, laikantis tam tikrų sąlygų ir laikantis tam tikrų, aš sakyčiau, aiškiai apibrėžtų kriterijų. Tų aiškių kriterijų tikrai trūksta. Europos komisijos pateikta pozicija nėra ideali.
Ar ne? Aš pritariu iš esmės, kad dėrybos vyktų, nes iš tikrųjų, ką mes pasirašinėjame readmisijos susitarimus, ką mes kalbame, kad tie, kurie turi teisę, turi pasilikti ES, bet tie, kurie negauna ir neturi teisės, jie turi grįžti. Kitu atveju mes tampame vien tik tai priėmimo šalimi, o ne ta, kuri suteikia, aš sakyčiau, prieglobstį arba tie vadinamieji mėlynieji talentai ir panašiai. Kitaip tariant, mes turime laikytis savo apibrėžtų taisyklių, bet jų kol kas Europos komisijos pozicijoje buvo nepakankamai, bet dėrybos, matyti, yra teisingas būdas išspręsti šitos dalykus. Kągi, šį savaitgalį su savo politinė grupe lankysimės Suomijoje, ypatingai kreipsime dėmesį į Suomijos rytinės sienos apsaugą, į tuos sprendimus, kurie priimami Suomijoje. Smagu, kad mūsų kaimynas tikrai ruošiasi, priima atsakingus sprendimus. Geras pavyzdys beje valdančiai koalicijai Lietuvoje, nuo žodžių prie darbų. Lietuvoje mes girdime daugiau žodžių, negu matome darbų. Tai pačius geriausius patyrimus tikrai perduosiu, papasakosiu apie juos, nes turėti tokius atsakingus kaimynus kaip Suomiai visada yra gerai. Linkiu Jums saulėto savaitgalio ir iki kitų kartų.